Kai įvyksta tragiškos situacijos, kaip šįkada žuvo mama ir tėtis ir vaikai liko be tėvų, kyla klausimas, ar buvo įmanoma tai numatyti. Ne viską galime numatyti, tačiau galime pastebėti ženklus. Pavyzdžiui, kai prieš lietų pakyla vėjas, taip ir mūsų gyvenime kartais pasirodo įspėjimai. Kartais tylus, vos juntami, bet labai svarbus. Pati astrologija irgi ne dievas, tačiau tai stiprus įrankis ir ji leidžia anksčiau pamatyti įtemptus laikotarpius, padidintos rizikos laikus, ypač tuomet, kai turim atsakomybę už save, už vaikus, už gyvybę. Užtemimai įtemptos pozicijos, ypatingai dabar, kaip šiuo metu, tai laikai, kai svarbu sustoti, nerizikuoti, neskubėti, nekovoti su likimu, o išgirsti įspėjimą. Ir astrologas gali padėti pamatyti galimas rizikas, suprasti, kada verta būti atsargesniems, nes gyvenimas mums duotas tam, kad jį saugotume ir nugyventume prasmingai. Jei jaučiat nerimą, neignoruokit jų. Kartais žvaigždės kalba tyliai, bet aiškiai.